Kaip ši savaitė atrodo treniruočių prasme? Kiek bėgimų, kiek jėgos treniruočių? Šią savaitę turėsiu 11 treniruočių. Planas yra sudėtas taip, kad pajaust, kaip treniruojasi profesionalūs atletai. Planą susidėjau taip, kad ir kūnas galėtų atsigauti po treniruočių ir kad galėčiau tai tęsti visą savaitę. Tai mano pirmadienis bus jėgos treniruotė su 10 km bėgimu. Antradienį bus 2 treniruotės labai aukštu intensyvumu, ryte ir vakare. Trečiadienį kartosiu jėgą ir 10 km bėgimą. Ketvirtadienis gausis man Hyrox stiliaus apie 40-50 minučių. Penktadienis vėl jėga ir 10 km bėgimas. Šeštadienis vėl Hyrox specifinė treniruotė ir sekmadienį 15 km bėgimas. O kaip planuoji atsigauti po treniruočių šią savaitę? Miegas, mityba, mobilumas, visa kita. Pirmas prioritetas bus miegas, pasportuosiu, pokaitukas, vėl į treniruotę ir tikrai 8-9 valandas bandysiu miegoti, stengtis kuo labiau įmanoma pailsėti. Iškart atsiprašau žmonos, šią savaitę vyro nebus kokybiško, tai viskas bus poilsiui ir sportui, kad pajausti profesionalaus atleto krūvį ir pajausti, ką jis jaučia, kaip jis jaučiasi pasportavus vieną savaitę. Taigi pusryčiai. Šitos pusryčius vadinu tinginių pusryčiais, nes užtrunka pasidaryti vos ne 3 minutės. Man patinka, kad būtų pusryčiais labai subalansuota viskas, ne? Kad būtų baltymai, riebalai, angliavandeniai. Labai paprastas ir greitas būdas. Labai gerai, kad yra tokia baltyminė varškė. Labai padeda, kai norim kažkur skubam, reikia greit kažką pasiruošti. Tai 2 pakai man gausis 40 gramų baltymų. Kartu dėsiu bananą, granolą, riešutų. Mano zodiako ženklas galėtų būti angliavandeniai. Labai patinka man angliavandeniai. Tai vat. Labai paprastas būdas, ne? Tai turim storą bananą. Tikiuosi vyrai nežiūrės šios laidos. Galim labai gražiai pasiruošti. Nu, tai didelis bananas. Didelis. Nieko. Gelė riešutukų. Jau tiek daug gaminu dažnai šitą pusrytį, kad iš akies jau žinau, kiek man ko reikia dėti. Ja, tai čia bus apie 50 gramų baltymų pusryčiuose. Tai čia yra apie 800 kalorijų, 50 gramų baltymų, 80 gramų angliavandenių ir 20 gramų riebalų. Skanaus. Tai šiandien turėjau rankininkų treniruotę, dabar turiu dar vieną treniruotę su pora klientų ir tada darysiu savo treniruotę su svoriais. Truks apie valandą ir po to važiuosiu namo pavalgyti ir
tada varysiu bėgsiu greičiausiai Karklės miške ir matysim, kaip jausiuosi po to. Kažkur 1000 kalorijų būsiu sudeginęs, tai reikės skaniai pavalgyti po to. Orelis zaibys, kuo šudinesnis man tuo geriau, motivacija bėgti. Tai dabar baigiau treniruotę, važiuosiu į namo, pavalgysiu, parsėsiu žmoną ir važiuosiu Karklę prasibėgti 10 km. Tai pietums yra 200 gramų maltos krūtinėlės vištienos ir 70 gramų ryžių, pagražinta daigais ir kopūstais. Tai esmė tame, kad treniruotės yra ruošiamas tam, kad balandžio 11-12 su mano vienu kolega sudalyvautumėm Hyrox Pro Double profesionaliam lygį. Ir mūsų laikas tikslas yra tilpti valandą. Jeigu tas nepavyks, mes bandysim dar kartą, gegužės 31 Rygoj. Tai mūsų ir pagrindinis iššūkis yra pasiruošti gerai tom varžybom ir tilpti valandą. Bėgam 10 km. Blemba +1, tik biškai dantis gelia. Šiaip smagu. Šiaip bėgime stengtis laikyti nuo 140 iki 150 pulsą. Šiaip turiu diržą tą širdies matuoklio ir su Garminu bėgu. Mėginsiu išlaikyti tą tempą. Šiaip savijauta gera, pavalgiau skaniai, energijos turiu, pasiėmiau ką gelį. Tai matysim, čia iki Olando kepurės gausis ir už jo biškį dar reikės turbūt grįžti atgal ir dar truputį nubėgti. Matysim kaip kas. Viskas, treniruotė pabaigta, 10 km nubėgta. Pats bėgimas visai malonus. Šiek tiek gal jaučiasi nuovargis. Bet aplamai savijauta gera. Tai ką, dabar liko pravesti 3 treniruotės suspėti. Vakarė dar pavalgyti, turėti miegoti. Tai pirmą dieną būsim užbaigę. Bėgau su barfutiniais batais. Tai reiškia, kad padas yra minimalus. Galiu parodyti. Nežinau, mano koja tiek plati, kad aš geresnių batų nerandu savo. Tai savijauta gera po bėgimų.
kojos kažkokios nėra, ar skaudančios, ar kaip būna kitiem. Jo. Baigiam bėgti, važiuojam pavalgyti ir treniruotis.